Sveiki. Visi norim būti laimingi. Aš taip pat. Ir kągi aš darau, kad man jausmas viduje būtų geresnis. Tai visų pirma yra paprasta, labai paprasta praktika. Ko reikia tai praktikai, tai tik jūsų telefonu, pro kurį dabar žiūrite šį vaizdo įrašą. Prašau, paspauskit patiktuką. Uždėkit laiką, kad galbūt draugui nusiųskit, kad YouTube'as labiau šį įrašą parodytų daugiau žmonių. Gal kažkam taip pat norisi tos laimės, tik nežino tokių paprastų dalykų. Ir apie praktiką. Telefonas. Telefone įrašykite savo vaizdo įrašą. Būtent savo vaizdo įrašą. Už ką esate dabar, būtent dabar, labai dėkingi, ką turite, ką turėjote per visą savo gyvenimą, ką turėjote praeityje. Sau papasakokite, už ką esate dėkingi dabar. Įdomiausia tai, kad praktika labai paprasta, bet ji labai efektyvi. Aš tai darau 21 kartą kasdieną, maždaug po 100 dienų, bet vaizdo įrašus darausi maždaug kas 3 mėnesiai. Sau, kad priminčiau, už ką šiandieną aš esu dėkinga. Ir po šio įrašo atsiranda labai didžiulis pliūpsnis energijos, laisvos energijos. Energijos, kurie kilsteli ir tu nesupranti, tiesiog esi dėkinga. Ir nesvarbu, jeigu tau šiandieną kažko dar trūksta, tu kalbėk apie tai, ką jau turi. Nes trūkumas traukia skurdo energiją. Ir to, ko tau trūksta, to daugės. Gausa, kai tu kreipiesi į gausą, į tai, kas tau yra labai svarbu, traukia gausos energiją. Ir už viską padėkojus, labai stipriai atsiranda toks, gera gyventi, iš tiesų aš labai daug jau pasiekiau, labai daug turiu. Galbūt netgi savo pamirštat padėkoti už savo vidinės savybės, kurias pakeitėt. Kažkas rūkė, neberūko, kažkas gėrė, nebegeria. Yra daug dalykų, už ką galima padėkoti. Ne tik už namus, mašinas, butus, už kiekvieną peilį, šaukštą, šakutę stalčiuje. Ir dar, jeigu kartais pasirodys, kad neturi už ką dėkoti, nėra man už ką dabar dėkoti, pažiūrėk, ką esi apsirengęs. Kiekvienas daiktas tai buvo tavo svajonė ir tu ją nusipirkai. Pažiūrėk, ką esi apsiavęs. Pažiūrėk į kiekvieną stalčių savo namuose. Pažiūrėk savo automobilį ir tu tada suprasi, kad yra už ką dėkoti. Ir jeigu dar tu šiandien žiūri, tai padėkok ir už akis. Kaip gera turėti akis, kuriomis aš matau. Su jumis Eligija ir skaičių magija. Iki kitų susitikimų.